This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar būrėjai pataikė? Taip. Čia jūs? Taip. Šaunu. Dabar taip. Ar galima pas juos įsiburt? Suprantat, aš darau remontą, aš labai dabar neturiu laiko. Nu, vat. Tai mes klientai norėjom pasiklaust. Suprantat, labai daug darbo dabar yra su remontu ir... Tai dabar niekaip laiko neskirsit. Žinokit, reikia po tas parduotuvės važinėti, ant tas visokias pirkinėti ir aš grįžtu, aš jau kojų nejaučiu ir galvoju. O ką perkat jūs ten? Visokia, taigi ten tai dušo kabina, tai veidrodis, tai ten kokias gaikės, ištisai siuntinėja, žinot. O tai... bėdos, klausykit, aš nežinau. Aš taip norėjau sužinot. Sakykit, jūs gal iš mano balso galite pasakyti, ta prasme... Iš balso nieko ne. Nes aš labai kažkaip pastaruoju metu labai nerimauju, man vis suka pilvą, suprantat, vis pučia vidurius ir aš suprantu, kad kažkas tai su manim negerai ir gal jūs iš balso galite pasakyti, gal mane uždengus yra bloga karma ar kažkas tokio. Aš bandžiau savo buvusiai būrėjai prisiskambinti, bet jinai manęs kažkaip visiškai neklauso, nenori su manim bendrauti, sako, aš paranojikas. Kaip jūs galvojat? Aš irgi taip pat galvoju. Kad aš paranojikas? Ne, bent. Tai žiūrint, kiek kartų jūs per dieną įskambint? Ne, tai aš ne per dieną, baigit, aš savaitę 1-2 kartus, gal 3 kartais. Būna ir 4. Čia daugiau negu paranoja, čia jau šizoidinė paranoja. Aha. O tai čia... Klientą 1 kartą per metus. O tai jūs negalit man nuimti šito paranojos? Ko, paranojos? Ne. Čia nadolga. Aha, tai čia vaistų nuo šito nėra? Ne, tikrai paranojikai yra neišgydomi. Čia yra chroniškas nerimo sindromas, tai yra neišgydoma. Čia reikia, aš nežinau, žmogui pačiam dirbti chroniškas nerimas. Supratau. O tai jūs vis tiek galit kažką, taigi, nes pas mane ir blogi sapnai, jūs sapnuojasi blogi ir viskas. Ir nieko nuo to aš niekaip neapsisaugosiu. Ne daktaras, ponas. Bet jūs gal žinot, kokiu akmenėliu, kuriuos reikia ten po pagalbę pasidėti? Akmenim nedirbu. Supratau. Labai gaila, o gal kokią kortą man kišenį nešiotis, kad geriau sektųsi, galit patarti? Absoliuti nesąmonė. Irgi, nes aš tai, pikų damą nešiausi pastaruoju metu ir sakė, kad turi mane apsaugot nuo piktų moters žvilgsnių ir vyrų. Ne. Nesąmonė čia, taip yra? Tai aš tikriausiai... Sakykite, gerai, viskas, aš neturiu laiko juokauti. Tai aš pataikiau tikriausiai pas tada... This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM.